Sveiki! Viena dažniausiai sutinkamų pėdų deformacijų – tai iššokęs pėdos kauliukas, kitaip žinomas kaip halius valgus. Šiandien pademonstruosiu keletą fizinių pratimų, kurie gali sumažinti skausmo ir patinimo simptomus esant šiai deformacijai. Deformuoto nykščio tiesimo amplitudės didinimui taikysime tempimą. Viena ranka paimu nykštį ir pakeliu jį į viršų, kita ranka prilaikydama kitus pirštus stabiliai. Patempiu nykštį ir palaikau šią poziciją nuo 30 sekundžių iki panašiai 2 minučių ir atpalaiduoju. Vėl pakreipiu nykštį į save, palaikau vidutinį tempimą ir atpalaiduoju. Pratimą atliekame keletą kartų per dieną, 3 kartus, laikydami nuo 30 iki 2 minučių. Nepersistengiame, turi būti vidutinis tempimas. Kitas pratimas – pirštų išskėtimas. Padedame pėdą ant grindų ir bandome išskėsti visus pirštus, kuo toliau atitolinti vienas nuo kito. 1, 2, 3 ir pirštus nuleidžiame, suskleidžiame. Išskėčiame 1, 2, 3 ir suskėčiame. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų 3 kartus. Tarp serijų galime atlikti 30 sekundžių pertrauką. Taip pat rekomenduojama pratimą atlikti tiek su viena koja, tiek su kita. Kitas pratimas – pėdos raumenų atpalaidavimui. Šiam pratimui puikiai tiks dygliuotas, paprastas kamuoliukas ar tiesiog teniso kamuoliukas. Pasimame kamuoliuką ir paridename pirmyn atgal per visą pėdą, nevengdami atsirandančių kažkokių skausmingų taškų ir bandome pamasažuoti per visą pėdą. Šitam pratimui galime skirti iki kelių minučių, pakartodami kelis kartus. Kitas pratimas – pasistebimai. Pats paprasčiausias pasistebimų variantas – tai jo atlikimas atsisėdus. Pakeliame kulnus, 1, 2, 3 ir nuleidžiame. Pakeliame ir nuleidžiame. Jeigu šitas pratimas jums per lengvas, pasunkinimas gali būti iš stovimos padėties. Dėl saugumo atsistojame už kėdės, prisilaikome, kojas pečių plotyje, pasistebėme, 1, 2, 3 ir nusileidžiame. Pasistebėme ir nusileidžiame. Sustiprėjus, pratimą galima atlikti ant vienos kojos. Atkeliame kulną ir nusileidžiame. Pratimą atliekame 3 serijas po 10-20 pakartojimų.